Sveiki, automoto fanai, šiandien mūsų apžvalgoje Škoda Kodiaq atsinaujinusi 2025 metų modelis. Man ypač patinka tokia spalva. Škoda Kodiaq tapo didesnis, pažiūrėkit kokia išmera, koks dydis. Iš tikrųjų didelė mašina, vienas iš flagmanų Škodos. Viduj, kiek vietos. Įdomu, ar man pavyks čia atsisėsti, nes turbūt net neklausimas, Viena iš didžiausių automobilių gale, kur man teko sėdėti. Čia įdėtas odinis paketas, Selection komplektacija, dizelinis variklis, tai, na, atrodo, aišku, įspūdingai. Virš galvos vietos tikrai nemažai, pakankamai. Priekė kojom vietos daug. Turime klimato kontrolę, USB jungčių pilną, 12 V rozetė, tai pilnas komplektas. Ko aš čia pasigendu, nėra galinių sėdinių šildymo, arba aš jos nerandu, bet kol kas jokių mygtukų nieko nematau. Tai čia toks savotiškas minusas, nes būtent šitas modelis kainuoja virš 50 000, čia daug paketų, Selection komplektacija, tai čia toks topas. Na tai vat galinių sėdinių šildymą šiaip tai aš norėčiau. Durelių apdaila. Kietokas plastikas, toks savotiškas kaip karbono miksas su plastiku, oda, siūlai, šiaip čia gražiai padarė. Čia atrodo kaip oda, bet iš tikrųjų čia plastikas, neapsigaukit. O čia jau minkščiau. Porankis. Didelis, 3 puodelių laikikliai, mažas ir standartiniai. Patogu, faina, kokybiška. Na ir oda, tokia tvirta. Šiaip sėdynės labai patogios, už tai didelis pliusas. Jas galima reguliuoti ir jaučiu kampą. Taip, maksimaliai atgal. 3 lygiai. Tai galėsi drąsiai ir komfortiškai keliauti, net su vaikais. Easy fixai. Ir čia laikiklis, ir kišenėlės, ir telefonams. Pilnas paketas. LED apšvietimas. Touchscreeninis. Vieta buteliukams. Sėdynės galima reguliuoti. Jeigu nori didesnės bagažinės, tai galima sėdynį pastumti į priekį, tikrai aš galėčiau važiuoti, arba maksimaliai atgal, tai čia šis komforto labai fainas lygis. Galas man patinka, kitos formos, kiti žibintai, LED juostelė per visą korpusą einantį, 4x4. Elektra valdoma. Didžiulė bagažinė, visur zamšas, beveik plastiko nesimato, jaučiasi kokybė, vietos yra ir čia, simply clever, kaip sakoma, apie Škodą, 12 V rozetė čia, sėdinių nulenkimas iš bagažinės pusės, tai priekinės sėdinės galima, nulenkti čia taip. Patogu, faina. Šiaip kelioniai skirtas automobilis, tikrai drąsiai galima su šeima keliauti. Matosi, kad bagažinė nemaža ir aš galiu su savo ūgiu, 1,85 m, normaliai stovėti čia. Aišku, siekiu bagažinę, bet galiu vaikščioti, drąsiai kažką pridėti, dėti. Tai jokių problemų. Spaudžiam ir uždarom. Gan greitai veikia. Durelėse visur apsauga nuo purvo, matot, švarų, faina, visas plastikas, uždengia visą korpusą, kaip ir gale, taip ir priekyje. Aišku, kažkiek purvo užmeta čia, bet tikrai nedaug. Šita dalis viskas švaru. Priekinių durelių apdaila geresnė negu galinių. Čia jau minkštas plastikas, irgi toksai pusiau karbonas, pusiau plastikas, dekoro elementai.
Čia jau kaip oda, tikrai ne plastikas, tie patys siūlai, nieks nedreba, tvirta, zamšas. Šiaip kokybiška, faina. Bagažinę galima atidaryti ir čia. Ir uždaryti. Šitas mygtukas leidžia priekinis sėdynės. Turbūt Škodos pasididžiavimas, ką mes čia turim, atminties funkcijos, elektra valdoma, su masažu, pakojas. Na, čia komforto lygis top. Net jei lyja lauke, Škoda apie tai pagalvojo, mažas, fainas lietsargis, kuris visada po ranka. Būna papildoma dar opcija, kur toksai plasmasiukas apsaugo dureles. Kai jūs atsidaro toksai plasmasiukas ir apsaugo. Bet čia jo nėra, bet galima įdėti. Šiaip faina pagalvota. Jeigu kažkur parkuojatės mieste, daug šalia stovinčių mašinų, tai apsaugos jūsų dureles, kai jūs atsidarot. Na ir garsas visai nice. Užsiveda mygtukų paspaudimu. Turime labai didelį displejų, multimediją su gera navigacija. Iš tikrųjų važiavau, man labai patiko, viskas matosi, fainai, greitai veikia, įspūdingai. Bendrai multimedija nėra kažkokia super smart ten, bet ko reikia, viską pamatysi. Ir kas turbūt didžiulis pliusas, tai yra greitaveika. Jinai turi veikti greit, be lago, tai va, jinai veikia greitai ir be lago. Matot, visus asistentus galima valdyti čia ir iš šonų stebėjimo sistemą į priekį ir gale, viską jūs matot. Automobilis pilnai supaukuotas. Kas Simply Clever, apie Škodą, šitie mygtukai, pažiūrėkit, galima paspausti, reguliuoti sėdinių šildymą. Jeigu dar paspaudžiam, reguliuojam vėsinimą, vėdinimą arba bendrą temperatūrą. Ir visi mygtukai tokie interaktyv. Garsą galima reguliuoti su vienu mygtuku pagalba. Tas pats ir iš dešinės, ir iš kairės. Yra ir fizinių mygtukų. Šiaip tai pats garsas, kaip jie dirba, tai labai fainai. Va, sinchronizavom, tai dabar galėsiu valdyti iš visų pusių. Daiktadėžės. Žiūrėkit, ką mes čia turim. Tai yra valytuvas, kurio pagalba galima valyti ekraniuką. Noriu daug purvo, arba dulkių, išvalom. Ir jis turi savo vietą visada po ranka. Pora USB Type-C, puodelių laikikliai ir čia ir čia. Jeigu jūs besina šitas dalykas, uždarom. Faina, nieko nesimato. Apdaila. Labai tvirtai viskas. Na, va čia trupučiuką drebėjimas. Pora daiktadėžių. Priekinė ir apatinė. Pats vairas multifunkcinis. Naujas Škodos ženkliukas. Labai šiuolaikiškas, faina. Touchscreen, švietimas, minkšta apdaila čia, šiaip tvirtai ir kokybiškai. Manau, jo, visai nieko. Nors girdėjau daug gandų, kad ten viskas dreba pas Škodą, bet žinot, nu, jums dabar rodau, kaip yra iš tikrųjų. Ar yra pašalinių garsų? Aišku, jeigu labai norėsit, tai galėsi šitą ir išlaužti, arba šitą multimediją, bet ar kažkas ten labai dreba, nepasakyčiau. Tai ką, važiuojam su Škoda pavažinėti ir vertinsim, kaip jis kely, kaip įsibėgėjimas. Pavarų svertys jau labai nestandartiškai,
turim galinį vaizdo kamerą, na, visai neblogai rodanti. Taip, šalia mašinų nėra. Kamera labai tokios ryškios spalvos iš tikro. Gan lengvas vairas, nėra labai sunkus, kažkas tai toks viduriukas, tarp sunkių ir labai lengvų vairų. Vairuoti, bet aš vairuoju Subaru Foresterį, tai pas mane trupučiukas sunkesnis vairas nei šis. Tai manau ypač patiks, jeigu vairuosim moteris. Ergonomika. Manau, su tokia sėdynė galima sureguliuoti kiekvienam, nes yra ir pakojus, ir iš šonų palaikymas, ir matomumas gan geras, tai veidrodėliai nėra labai platus, bet gan ilgi, tai iš šonų daug matai, kaip iš kairės, taip ir iš dešinės. Pabandysim, kaip traukia dizelinis variklis. Tai kom pasižymi dizelis, net ir 100 PM arba 200 arklių galių, jis visada turi didelį Newton-metrų sukimo momentą. Tai ir jo trauka, ypač mieste, kai jūs važinėjate, arba tas pats įsibėgėjimas, jis jaučiasi, kad toks, na, turi tą trauką, kaip kai kurie savo, kaip garvyžys. Jo, tai dizelis tom pasižymi. Jis šiaip trasoj bus gerai, o tai pabandysim važiuojant 70. Traukia gerai, važiuoja fainai gan. Aš nesu kažkoks taip bolidų mėgėjas, kad ten automobilis trauktų nežmoniškai gerai. Tai man norisi, kad jis nebėsintų, va taip pasakysiu. Tai ar jis tave bėsina? Ne. Pabandysim, apvažiuosim. Jeigu iš vietos norėsime važiuoti į trasą, į greitkelį. Kaip įsibėgėjimas. Nesunku valdyti, kaip matot, su viena ranka drąsiai, su dviem gan lengvas vairas. Bet toks premium lengvas. Jis jaučiasi, kad automobilis nėra mažas, bet jis toks kilmingai minkštas. Čia fainai sugalvoja kažkas prisiparkuoti. Jau. Aišku, gera idėja labai buvo. Taip parkuotis. Nu, nebloga trauka, iš tikrųjų. Pats valdymas, kaip ir sakiau, jaučiasi, kad čia yra sunkus didelis automobilis. Truputį jis taip laukia gal dėl savo tos dydžio. Bet valdymas minkštas, labiau orientuotas tokia kaip šeimos automobiliai. Pakaba dirba neblogai, išvažiuosim dar į blogesnį kelią, tai įvertinsim pakabos darbą. Turim gan duobėtą žvyrkelį, tai įvertinsim pakabą. Švelniai važiuoja automobilis, neprasimuša pakaba. Smūgiai jaučiasi, bet jie kažkur ten ir lieka pakaboj. Į saloną nepersiduoda. Tai drąsiai galit bekeliu važiuoti. Nu, tokiu soft bekeliu. Trupučiuką drebėjimas nuo bekelės kažkur čia. Tas pašaliniai garsai. Bet čia turbūt... Na jo, čia trupučiuką yra. Toks minusas. Bet iš tikrųjų pakaba dirba gerai. Man patinka.
Na ką, pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas, tai kuro sąnaudos buvo kažkur 8 litrai, plius minus. Kokia mano nuomonė apie automobilį? Automobilis flagmanas, su flagmanas Škodos, važiuoja labai premium, kilmingai, jausmas labai fainas, bet trupučiuką per brangus. Būtent šita komplektacija apie 50 000 plius. Manau, jeigu norėsite pataupyti, galima įsigyti ir už 40 000, tikrai neblogą Škoda Kodiaq. Tai važiuoja fainai, pakaba dirba gerai. Valdymas trupučiuką minkštas, bet iš esmės jis toks ir turi būti. Čia kaip šeimos SUV-as, didelis 4 varomųjų ratų automobilis. Tai pasakyti, kad jis pats geriausias rinka, turbūt būtų per drąsu. Bet ar tai fainas automobilis? Tikrai fainas. Važiuoja kilmingai, kokybiškai, ergonomika labai gera, na ir išvaizda man asmeniškai imponuoja ir patinka. Tai jeigu norite išbandyti Škodą, Ukmergės gatvė, Škodos salonas, Motus Auto, visada jums leis tai padaryti. Sekite mūsų kanalą, prenumeruokite, komentuokite ir iki sekančių susitikimų.